Pilatusas rašo apie Seinų vyskupijos indėlį į graudų verksmų sklaidą Lietuvoje. Graudūs verksmai žinomi yra dabar ir pas mus. Ir būtent jisai analizuoja, kokiu būdu tos giesmės pasiekė Lietuvą. Jo išvada yra tokia, kad būtent per Seinų kunigų seminariją ir per Seinų vyskupus, per tarp kitko ir vyskupą Baranauską, šitos giesmės buvo populiarinamos Seinų vyskupijoje, vėliau jos perėjo į visą Lietuvą. Gerbiami Sajauskas ir Katilius, taip pat, manau, dalyvauja šiandien konferencijoje, parašė bendrą straipsnį apie vieną Seinų kunigų seminarijos, būtent 1882 metų nuotrauką bendrą. Ir tai taip pat įdomus straipsnis, kadangi ta nuotrauka atsitiktinai surasta Marijampolės fotografo daryta. Ir tenai yra nuotrauka visų tų metų seminarijos absolventų kartu su seminarijos dėstytojais ir tuometiniu Seinų vyskupu. Reikėtų atkreipti dėmesį, kadangi baigė seminariją išventinti jau kunigai ir jų surašytas pavardės. Visų, bet ten dauguma kiekvienų metų seminarijos klerikų būdavo lietuviai, bet jų visos pavardės surašytos lenkiškai. Taip kaip iki dabar pas mus yra išsilikę. Taip kad nepriklausomai, ar tai buvo grinai lietuviška pavardė, bet jį vis tiek įgydavo lenkišką galūnę. Konferencijoje dalyvauja Gintautas Lučinskas, kurio yra taip pat šitą metraštį 2 straipsniai apie kunigą Juozą Bakšį ir Lietuvos laisvės armiją. Manau, kad jisai apie tai papasakos plačiau. Konferencijoje taip pat dalyvauja gerbiamas Algimantas Katilius. Jos straipsnis yra Lomžos lietuvių draugija pagalba. Ne visi žino, kad dar caro laikais tie lietuviai, kurie ar baigę būdavo seminariją Seinų ar kitą kunigų, jie labai dažnai pakliūdavo į ne etninės jau lietuvių žemės, o turėdavo apaštalaut kažkur toli. Ir būtent Lomžos apylinkėse susirinko jų tikrai nemažai, kad jie sugebėjo sukurti net savo draugiją. Iš lyg ir paprastos klebonijos Piontnicoj, mes važiuodami į Lomžą važiuojam per Piontnicą, tenai kunigavo kunigas Aleksandravičius ir būtent pas jį rinkdavosi ir tenai kažkur visais keliais pakliuvę lietuviai. Jie įsteigė savo draugiją, kuri pradžioj nebuvo registruojama, ji buvo užregistruota tik tai vėliau ir veikė iki, kai kurie teigia, iki Pirmo pasaulinio karo, bet gal netiksliai, jos veiklos ženklai yra iki 1912 metų. Dalyvauja pas mus šiandien ir kunigas Kęstutis Žemaitis ir jisai aprašo apie vyskupą Antaną Karosą ir rašo Vilkaviškio vyskupas. Mes pridėkim dar, kad tai Seinų ir Vilkaviškio vyskupas, o paskiau gerbiamas kunigas papasakos apie tai plačiau. Buvo numatytas, bet lyg ir nematau, mūsų istoriko Broniaus Makausko pranešimas, bet kadangi jo nėra, tai keletą žodžių apie jo straipsnį šitą metraštį. Jisai aprašo apie profesoriaus Mykolo Biržiškos išvyką į Lenkiją tarp karo metais, kada
Lietuva su Lenkija nepalaikė diplomatinių santykių, o vis dėlto buvo ieškoma dialogo tarp lietuvių ir Lenkų. Ir Biržiška lankėsi Varšuvoje, lankėsi Krokuvoj. Jisai visų pirma susitiko su akademija, Lenkijos bendruomenė, su kuria iš tikrųjų nepriklausomai nuo labai skirtingų pažiūrų lietuvių Lenkų santykių klausimais. Mykolas Biržiška surasdavo bendrą kalbą ir apie tai, kokius jisai pokalbius vedė, rašydavo laiškus žmonai, o žmona informuodavo Lietuvos užsienio reikalų ministeriją. Kokia yra galimybė būtent, kokios yra nuotaikos tarp Lenkų ir ką Lenkai mano apie lietuvius. Dalyvauja gerbiamas Gintautas Šapoka šiandien pas mus, jos straipsnis yra iš praeities. Ir kas tam straipsnį yra, tai būtent kaip atrodė lietuvių gyvenimas Vilniaus okupuotam krašte. Žinom, kad tarpkaro metais pačiam Vilniui veikė lietuvių gimnazija, bet kad į tą gimnaziją įstot, tai nebuvo taip jau paprasta. Reikėdavo pateikti pažymėjimą, kad tu esi lietuvis, o tokio pažymėjimo niekas nenorėdavo išduoti. Ir įdomus yra vieno ūkininko Vilniaus krašto kelias, kokiu būdu jisai bandė tą pažymėjimą išgauti. Nuėjo pėsčias 400 km iki Varšuvos, kad tokį pažymėjimą Varšuvos ministerijoje gauti. Ir jis to pažymėjimo negavo. Ir tokiu būdu jo vaikas į tą gimnaziją nebuvo priimtas. Varšuvoje pasakė, kad vietinės valdžios tokius pažymėjimus išduoda. Taip, kad pasižiūrėkim, kaip buvo elgiamasi su mūsų tautiečiais anais laikais. Birutė Šnarienė ir Sigitas Birgelis aprašo vieną iš Punsko šeimų, būtent iš Pacenkų šeimos istorijos. Mes žinom, kad po Pirmo pasaulinio karo pirmuoju Punsko viršaičiu buvo Petras Pacenka. Ir būtent šita šeima ir jos istorija yra šitam straipsniui aprašyta. Kokia buvo palikuoniai Petro Pacenkos, ta šeima išlikusi iki šiandien ir dar yra Punske būtent jų palikuoniai. Lenkijos istorikas Tomaš Lewandowski, rašęs daktarinę disertaciją apie Lenkijoje gyvenančius lietuvius, šičionai metraščiui pateikė vieną trumpą palyginus straipsnelį. Nieks neateis giedoti Kadišo. Žinom, kad prieš karą visose šitose mūsų gyvenvietėse, jų tarpe ir Punske, Seinuose, daugumą gyventojų sudarydavo žydai. Jų po Antro pasaulinio karo neliko, Punske liko jų kapinės ir jisai apie tas kapinės kalbasi su viena iš seniausių Punsko gyventojų. Ir tai, ką jisai iš jos išgirdo, aprašė šitam straipsnį. Su mumis dalyvauja gerbiamas Valentinas Aleksa ir jisai paskaitys pats apie lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinį dokumentą. Tai būtent tą dokumentą, kuris švenčia šiemet savo kiek metų, nuo 40-70 metį. Taip galvojau, negalėjau greitą apskaičiuoti. Nėra turbūt gerbiamos Auksutės Ramanauskaitės Kokauskienės, kuri turėjo papasakot mums apie Dainavos partizanų apygardos istoriją, kaip aprašyta istorijos puslapiuose. Ji buvo Auksutės Ramanauskaitė yra partizanų vado Vanago dukra ir būtent turėjo dokumentų savo tėvo ir į vieną iš tokių dokumentų iš partizanų vadų suvažiavimo pateikė.
Ir paskutinis skyrius tai yra minėjimai ir šičionai yra 4 straipsneliai. Stasys Stacevičius rašo prie Vincuko ąžuolo, būtent apie Krėvės tėviškę ir kartu tas maždaug tiek metų turintis ąžuolas, kiek Vincas Krėvė, jisai mano, tas ąžuolas yra jo tėviškė, jisai mano, kad būtent po tuo ąžuolu galima organizuoti įvairias kultūrinius, literatūrinius minėjimus iškilmes. Sigitas Birgelis rašo apie Albiną Žukauską, kurio švenčiam šiemet 100-asias gimimo metinės. Ir taip kaip ir Gintautas Patackas sakė, kad jo pagrindiniais mokslas tai buvo iš tėvo bibliotekos, tai Albino Žukausko pagrindiniai universitetai tai buvo šito krašto žmonės, su kuriais jisai kalbėdavosi, iš kurių jisai įgijo žinias ir paskiau jomis vadovavosi savo gyvenime. Kartu iliustruodami patį Žukauską pateikėm jo vieną straipsnį rašytą prieš 40 maždaug gal metų ir atsiųstą Aušrai, bet Aušrai spausdino labai trumpą ištraukėlę to straipsnio. Jisai pavadintas yra pradžios tasų tasos. Iš jo ryškėja, kokį poveikį darė šitas kraštas visai Žukausko kūrybai. Ir dar 2 minėjimai. Visas pasaulis šiemet minėjo Titaniko katastrofos metinės. Žinom, kad tuo laivu plaukė ir lietuviai, jų tarpe ir vienas Seinų seminarijos auklėtinis kunigas Montvil. Taip kad Marytė Malinauskienė pateikė būtent tą medžiagą, kurią galėjo surinkti apie šitą kunigą. Ir paskutinis yra Boženos Bobinienės straipsnis apie mūsų išdidų kunigą Simoną Norkų, Narkevičių. Punske ilgus metus klebonavusi, palaidota Punsko kapinėse ir šitą straipsnį pristatys pati jos autorė. Labai dėkoju už dėmesį.